kontentas čiuožimo bendruomeniai, sporto bendruomeniai, ne? Taip, mes gal ir patiem mums apie čiuožimo aktualijas kokias pakalbėsim kartais. Jo, kaip sakėm, apie mitybą. Jo, kartais kelsim receptus. Ne čiuožimo mitybą, sporto mitybą. Na gal ir čiuožimo, nes, sakyčiau, čiuožime šiek tiek gali skirtis. Sveiki visi mūsų būsimieji žiūrėtojai, subscriberiai, likeriai ir kitokie visokie. Aš esu Lukas, mane žinot kaip tas bičas, kuris mojavo per Eurosportą, kai jo žmona čiuožė ant ledo. O čia mano žmona. Sveiki. Alika Golovkina Dolinskė. Tai, mes esam susituokę, mes esam pora ir mes dabar darysim vlogą savo kažkokį tais asmeninį projektą, kurį kelsim į YouTube'ą. Nu va, sėdėjom filtrą. Žiūrėkit iš karto. Ir Alika gražesnė. Tu dangų filmuoji. Oi, iš karto dangus daug gražesnis. Nes filtras. Dabar yra filtras uždėtas. Iš Amazono. Gal bent aš gražesnis? Nu, tu tikrai gražesnė. Ne, tu šiaip gražiausia. Tu šiaip gražiausia. Tai va, investicija į tą filtrą, man atrodo, nelabai šiandien pasiteisino. Ne prie šito oro. Nu, mes dar išbandysim prie gero oro. Galėsim jums parodyti. O dabar mes dar supratom, kad mūsų kompas yra per senas ir per lėtas. Ir kad mes net negalėsim editinti visų šitų video. Tai dabar mes šiandien pirksim naują kompą. Tiesiog mes jau nupirkom ir eisim jį atsiimti, ne? Jo. Tai mes labai tikimės, tikrai labai tikimės, kad mūsų visos šitos investicijos pasiteisins ir bent kas nors žiūrės visą tai. Kaip manai, žiūrės? Nekelk spaudimo žmonėms. Mes darom tai dėl savęs. Bent jau mes patys žiūrėsim. Jo. Tai va, o dabar einam kavytės atsigerti? Einam kavytės atsigerti, einam pasivaikščiot, nes prie tokio blogo oro, tai, dar nėra tiek blogas oras, bet vis tiek noris kažką bent paveikti. Šiaip šilta, nesakyčiau, kad tai blogai, kaip Škotijai normaliai, nes bent jau nelyja. Jo. Editinsim dabar kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, Lukas tai toks buvo excited dėl šito kompo, kad aš dabar supratau, kad jis iš vis sugalvojo visą tą blogą dalyką. Turbūt vien tik dėl to, kad aš leisčiau jam tą MacBooką nusipirkti. Taip? Ar čia tiesa? Visiškai tiesa. Tai va. Tu išrišai mano visą planą. Ir dabar, lemba. Aš nežinau, ką daryti ir kur akis dėti. Taip pat. Aš pagalvojau, kad aš dabar Lukui padarysiu tokį kvizą. Nu, gerai. Man patinka kvizai. Aš auksinį protą žiūriu. Aš dar net nesugalvojau klausimų, bet aš taip pat bandysiu tiesiog sugalvoti. Apie čiuožimą, ne? Taip, apie čiuožimą bus. Darbai. Gerai, tai pirmas klausimas. Koks yra šuolis sunkiausias čiuožime? Daugiausiai balų. Locas. Gerai, teisingai. Gerai, koks šuolis yra daromas į priekį? Akselis. Gerai, teisingai. Kai bus angliškai, šuolis į libelą. Šuolis į libelą? Į libelą. Taip. Kaip angliškai pasakyti. Libelas į suktukas. Taip. Tas, kur nuvalai stalą, taip, ne?
Jo, taip, va tas. Aš šitą išmokau dar iš praeitos stovyklos, kai viena mergaitė aiškino, kas yra libela. Tai aš jį labai gerai paaiškino, kad čia toksai pat paėmė ir nuvalai stalą. Taip, tai čia yra libela, bet įsivaizduoji šuolis į libelą, taip? Jo. Tai kaip va šitas suktukas vadinasi angliškai? Šuolis į libelą. A few moments later. Nežinau. Na, aš tau pasakysiu pirmą žodį, No. o ten bus 2 žodžiai, gerai? No. Tai pirmas žodis yra flying. Flying camel. Taip, šuolis. Flying camel. Spin. Gerai. Neblogai. Skrendantis kupranugarius, ne? O, gerai, bet šitą tu tikrai žinosi. Gerai, aš tavęs paklausiu. Kaip vadinasi lietuviškai tas suktukas, kur tu taip įvažiuoji, pašoki ir tada nusileidai ir taip žemai sukiesi? Činjanas. Šaunuolis, labai gerai. Mano mėgstamiausias suktuvės. Gerai, kažkas sunkesnio gal tavo nereikia? Tai aišku, kas Gerai. labai lengvai. Gerai, kiek tiksliai turi pasakyti laiko užtrunka ilgoji programa mano? 4 minutės ir 10 sekundžių. O, gerai, šaunuolis. Nesitikėjau, gerai. O trumpoji? 2:50. Taip, gerai. Kad čia tikės iš manęs? Kad aš nieko nežinau? Pagal kokią muziką turi pavadinimą pasakyti? Aš čia žiau praeitą sezoną trumpą programą su kombinzonu. Ed Sheeran. Na gerai, jau į tą pusę, taip, gerai. Bet taip- čia ne pavadinimas. Ai, Tu turi pavadinimą, aš tiesiog pavadinimą noriu. kaip tai yra? Bloodstream. Taip, gerai, žinolis. Užskaitom. Tai kol kas tik vieno neatsakei. Nu, Jo. ir tai pusę ten atsakei. Nu, jo. Na gerai, kažkas sunkesnio tau reikia. Gerai, gali dabar, čia ne kvizas, bet tiesiog gali išvardėt 5 savo mėgstamiausias čiuožėjas merginas. Ok, 5 mėgstamiausias penkias. žiūrės, ne? Jo. Gerai. Iš tikrųjų, ne? Nu, taip, iš tikrųjų. O kaip dar? Gerai, tai aišku tu, pirma Na, gerai, vieta visada. gerai. Ačiū, malonu. Tai gražiausia čiuožėja, Malonu. netgi vedžiau. Antroji vietoj būtų... Čia net nebūtinai pagal eilę, bet tiesiog va, top 5. Aha. Nu, arba gali pagal Jo, eilę. gerai. Lara Naki Gutman. Kaip ta buvo ta Suomė? Saarinen? Jenni Saarinen. Janis? Ne. Ar Papeltinen? Ne, prieš tai, kur laimėjo. Saarinen. Jo, Saarinen. Ką laimėjo? Man atrodo, kažką laimėjus buvo. Ar 3 vieta, ar 2 vieta buvo laimėjus Raušinatė. Ai, Viveka Lindfors? Ne, tai ne Viveka Lindfors. Tai Saarinen. Tai jau Saarinen patikdavo? Kur Saarinen. čiuožė Vokietijai. Jo. Tai šita, Gerai, čia 3, dar tada dar man labai patiko... Nežinau. Nu, dar 2, nu, kažkokias Hendriks. Hendriks ir Gubanova. Šiaip patinka man labai Gubanova. Jo. Nu, aš žinau, ką tu kodų nepasakei dabar. Nu ką? Iš Švedijos. Švedijos? tikrai Ai, patinka. palauk, tai čia tada į pirmą vietą, čia dar už tave aukščiau. Taljegard. Taljegard, tada tu. Gerai. Ir tavas liuksas. Nu ja, čia Taljegard. Lema, kaip aš taip pamiršau Taljegard? Čia pati geriausia čiuožėja. Pati charizmatiškiausia, įdomiausia žiūrėti, ta prasme. Ir Nu, taip. aišku po tavęs. Bet, nežinai. Tai tu apsispręsk, ar aš pirmoji vietoje Nu, čia vat, kaip priklauso nuo kurios programos. Bet Nu, šiaip gerai, jūs taip gerai. taip viena kita, žinai. Pavalysiu. Tai mes jau grįžom iš Edinburgo, nuvažiavom į parduotuvę. Ir dabar aš pagalvojau, kad parodysiu jums, kaip aš gaminu Lukui pusryčius, kuriuos jis jau valgo, kiek Lukai, kokius 5 mėnesius gal? 4-5 mėnesius be sustojimo, kiekvieną rytą tą patį dalyką. Tai čia yra, aš jam padarau tokią košę iš vakaro, iš karto 3 padarau, 3 dienom, ir jis atsikelia ryte ir pasišildo mikrobanginiai. Jam labai patinka. Savo aš darau šiek tiek kitaip, bet aš jums parodysiu, kaip aš jam darau. Tai va, čia bus avižos. Aš viską matuoju gramais visada, nes aš nemėgstu gaminti
ant akies, kaip mūsų mamos gamina. Aš viską gramais, kad būtų tiksliai pagal proporciją. Čia apižas, tada toliau įdedam sėklų, tokias aš dabar dėsiu. Čia turbūt linų sėmenys lietuviškai vadinasi. Gerai, dedam kažkur po 1 šaukštą. Ir toliau imsim riešutų sviestą. Lukas visą laiką prašo daugiau riešutų sviesto, tai įdėsim iški daugiau. Tau patinka riešutų sviestas, taip? Labai. Toliau druskytės. Ir tada reikės dar medaus. Galima medaus arba kartais klevų sirupą aš dedu. Tai šį kartą dėsiu klevų sirupą. Ir dabar reikės įsipilti pieno, kokosų pieno. Galima ir kitokią, bet taip skaniausiai gaunasi mums. Gerai pilam pieną. Irgi, aišku, gramais. Dabar reikės, dar pamiršau vieną dalyką, svarbiausia, to atsinešiu. Tai yra tokie skonio lašiukai, vanilės skonio. Kad biškį pasaldinti, tai įdėsim po 5. Gerai, ir dabar reikės viską gerai išmaišyti. Gerai, dabar ant viršaus aš uždėsiu uogų, šilauogių. Šiek tiek. Ir taip pat aviečių. Gerai, ir toliau dar labiau daugiau sėklų. Moliūgų sėklos čia yra. Mano pamėgstamiausias moliūgų sėklos ir graikiški riešutai. Aš irgi juos atsinešiu. Ir uždėsim šiek tiek viršaus. Ir viskas. Ir taip gaunasi labai skanus ir sveiki pusryčiai. To aš jums parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Va taip vat gausi. 3 košytės. Labai gražiai, man atrodo. Ir per naktį viskas išbrinksta ir ryte reikia tiesiog išsitraukti iš šaldytuvo ir pašildyti mikrobanginėje kelias minutės. Ir gaunasi labai sveika ir skanu ir duoda daug energijos. Ir visą receptą su gramais galėsiu palikti šitame video taip pat.